pirmiausia, noriu paklausti, kokios nuotaikos ir kuo dabar gyveni, kokiomis nuotaikomis, kokiomis mintimis šiuo metu būtent? Nežinau, kiek čia bus tikslus atsakymas, bet aš gyvenu ne nuotaikomis. Man yra per daug visko jau gyvenime prisikaupę, kad gyvent nuotaikomis šiandien taip, rytoj kitaip, dar kažkaip tai. Manau, kad turiu tikslus, moku juos kelti, formuluoti, tiksliai apibrėžti, o po to tai jau eina technologiniai dalykai. Tas tinka, tas netinka, tas artina prie tikslo, tas tolina, tai va taip ir gyvenu. Tai jeigu visą tai, kas pasakyta, paversti nuotaiką, tai gera nuotaika. Aš turiu ką gyvenime veikti. O du geriausi dalykai gyvenime, žinai kokie yra. Geriausia, ką gali turėti, tai yra turėti ką veikti. Ir geriausia, ką gali sugebėti, tai sugebėti atleisti. Tai šitą vis dar mokos. Visada turi daug tikslų. Gyvenime daug veiklos visokios. Šiuo metu kokie tikslai, planai ir veikla? Šiais metais sakiau, kad mano gyvenime atėjo tas laikas, kada turiu dalintis. Tai nereiškia, kad ir anksčiau nebuvo dalinimuose, bet reiškia dar vis buvo, yra laikas, kada kaupi, yra laikas, kada apdirbi informaciją, daraisi kažkokias tai išvadas. Tai dabar šiais metais man 50, galvoju, kad jau laikas dalintis. Tai mano šių metų visiškai tikslas, konkreti užduotis, kurį aš tau keliu. Tai pradėti dalintis tom žiniom ir tą patirtim, kurią aš esu sukaupęs iki šiol. Aišku, tas procesas tebevyksta, aš toliau jas atnaujinu, mokausi, domiuosi ir praktiškai pasitikrinu, bet dalinimasis iškyla jau į pirmąją vietą. Atiduoti tai, ką tu esi gavęs. Papasakok apie šitą knygą, kurią... Kaip gyveni, taip ir atrodai? Taip, labai... Knyga, čia yra mano 4. knyga, kuri iš tikrųjų tai nėra net nebegrožinė literatūra. Tai yra turbūt to dalinimosi pradžia, nors neišėjo praėjusiais metais. Ir manau, kad jeigu ten daugiau nieko gero ir nėra, tai pavadinimas yra tvarkoj. Kaip gyveni, taip ir atrodai. Tai rodo kryptį, kad mūsų kūnas, mūsų išorinė arba medžiaginio žmogiškojo aš dalis, tą, kurią galima pačiupinėti, pamatuoti, tai prisitaiko prie aplinkos ir prie to gyvenimo būdo geriausiai, kaip tik tai gali būti. Jeigu paimti kaip pavyzdžius gyvūnų pasaulyje, sakykim, tai pelkėje gyvenantis gyvūnas, reiškia, prisitaiko išgyventi pelkėje. Ten atsiranda plaukmenys tarp pirštų, kailiukas atitinkamas, o dykumoje, sakykim, gyvenančio gyvūno yra visiškai kitokia kūno sandara, nes gyvenimo būdas kitoks. Ir netgi toje pačioje aplinkoje gyvenančių gyvūnų, sakykim, reiškia, Afrikos savanoje gyvena ir žirafa, ir begemotas. Bet atrodo labai skirtingai. Reiškia, bet jie gyvena skirtingus gyvenimo būdus, skirtingai maitinasi. Vienas maitinasi dumbliais ir vandenį, kitas vaikšto krantu ir nuo medžių viršūnėlių skabo lapelius. Reiškia, visai kitoks kūnas susikuria. Tai knygos šaknyje, branduolyje ir įdėta šitą idėją, kad jeigu mes norim pakeisti savo kūną, dėl vienokių ir kitokių priežasčių, apie tai galėsim pakalbėti plačiau, jeigu norėsit. Tai visų pirma, jisai turi nepradėti ant skaičiuoti kalorijas, reiškia, ar tenais kąsnelius verti, bet atsakyti savo, ką jis nori padaryti. Pirmas dalykas, įsikelti tikslą. Antras dalykas, jis turi motyvuoti save. Dėl ko jisai tą daro? Nes jeigu motyvas yra silpnas, arba jo iš viso nėra, jis neįsisąmonintas, tai anksčiau ar vėliau ateis toks taškas, kada, įsivaizduokim moterį, reiškia, kuri nutarė, kad jai reikia mesti valgyti, gerti, rūkyti viską iš karto, reiškia, ir po savaitės laiko jai jau svaigsta galva, jinai baisiai nori valgyti, alkana, nuotaika klaiki ir tuo metu paskambina geriausia draugė ir sako, žinai, išsiskyriau su savo ten kažkelintuoju, atvažiuoju pas tave su butelio vyno, reikia pakalbėti. Nepasakysi, kad nevažiuok. Kai gerai, atvažiuok. Tai butelis vyno tai yra skystas cukrus, alkoholis yra cukrus fermentas. Prie jo to atsiranda pelėsinio sūrio, dar vynokia kažkokia, dar kažkas. Tai rezultate visos dietos, viskas nuėjo šuniui nudegos, nes nebuvo motyvo. Dėl ko tą daryti? O jeigu tu turi aišku konkretų motyvą, tai tu nesakysi, kad draugė, kad tu nevažiuok. Tu atvažiuok, tvarkoj, bet jinai gers vyno, tu įsipilsi savo, reiškia, mineralinio vandens. Jeigu tu turi motyvą, tai tai, ką tu darai, tau yra šventė. Jeigu tu neturi motyvo, tai viskas per prievartą. Tai tada kančia. Tai va, tai toj knygoje šitie dalykai yra išdėstyti, sudėlioti. Ir pirma dalis tai yra mano asmeninė patirtis, reiškia, nes aš kalbu ne mokytojo tonu, kad, o žinot, jūs vaikučiai taip darykit, nes kažkas kažkur ištyrė. Priešingai, tai yra mano asmeninė patirtis.
Aš buvau, nepaisant to, kad esu fitness srities profesionalas ir susilavinimu, ir daugiau negu 20 metų patirtim, bet atsitiko taip, kad, reiškia, gyvenimas man įmušė kaip reikiant įvartą ir nesėkmių grandinę, tiek asmeniniam gyvenime, tiek verslė, tiek visur kitur, ir aš atsipeikėjau, kad man tuomet buvo 46 metai, kad aš visas storas, išpleręs, veido išraiška klaiki, gyventi nesinori. Ir geriausia tai būtų, reiškia, atsikimšti sekantį butelį alaus ir perjungti televizoriaus kanalą. Nu, ir išvaizduoti atitinkamai tokio, reiškia, jeigu tu ištisai susinervavęs, reiškia, jeigu tu stresą nuiminėjai, reiškia, alkoholiu, nesvarbu, kad ten nedidelis kiekis ir tas alkoholis nestiprus, bet alus jisai glušina, slopina. Plus, jeigu vyrai manęs dabar klausot ir žiūrit, tai žinokit, kad alus labai skatina estrogenų, tai yra moteriško hormono vyro organizme gamybą. Norit virsti bobom, gerkit alų. Grįžtos. Iš tikrųjų, ne mitas. Ne mitas, tikras reikalas. Jisai, reiškia, skatina, taip kaip cholesterolis, reiškia, yra medžiaga, iš kurio gaminamas testosteronas, vyriškas hormonas. Reiškia, drivas, agresija, visko norisi, seksualiai, reiškia, tu jautiesi, kad, taip kaip norisi jaustis. Tai su alum yra tiksliai priešingai. Nieko nesinori, vis tiek gerai, pilvą pasidėjai, kliuksi, bet ir stresą nuima. Nes, reiškia, jeigu testosteronas tave aktyvina, tai, reiškia, estradiolis tu jisai slopina. Slopina, reiškia, geras, atlaidus, viskas tvarkoja, bet tu pasidarai, reiškia, iš pradžių geras meškinas, o paskui storas paršas. Tai va, tai atsidūręs tokioj būsenai, aš kažkaip tai atsipeikiau, sakau, tai čia mano gyvenimas tu pavirto. Tai kaip čia dabar? Ir, reiškia, figūra kaip kefyro bonka, reiškia, gal kaip 3-litrinis stiklainis, reiškia, viršų siauriau, žemyn platin, nuotaika niekam tikus, ir sakau, bet aš profas, aš žinau, ką reikia daryti. O daryti, reiškia, reikia pradėti, kiek įmanoma, nuo lėčiau, nuo nedaug, kaip automobiliu, važiuoti nuo pirmos pavaros, kad galėtume jungti antrą, trečią ir greitėti. Gink Dieve, nepradėk nuo trečios, nes tikriausiai net iš vietos nepajudės, o jeigu ir pajudėsi, tai kas nors pradės lūžti, vis tiek turėsi žeminti pavarą. Na ir tą žinodamas, kad reikia labai lėtai ir atsargiai, aš, reiškia, išsiruošiu į miškelį, galvoju, 10 minučių pabėgsiu, 5 paeisiu, taip neskubriai, maždaug turėtų būti tvarkoj. O pasąmonė tai dar, taigi tu čia ir klube, ir štanga, ir bicepsai, ir pečiai, ir viskas tvarko, ir čia tiek tai prabėgta, čia aš viską žinau, reiškia, dar galvoju, man čia reikia tik svarbu, kad neužsiraut, kad lėtai. Na, tai spėkit, kiek aš laiko pabėgau. 10 minučių. Tai jūs man labai gera. Iš tikrųjų, teisingas atsakymas yra maždaug 30 sekundžių. 30 sekundžių tursų, vos judant, po kurių aš pajutau, kad mano širdis plaka ne ten, kur turėtų plakti, bet va čia gerklėje, kad to jinai šoks. Ir aš supratau, kad viskas, kad šitoj vietoj manęs jau nebeliko, reiškia, kad tas aparatas, tas mechanizmas, kalbu apie kūną, kuris mano sielą turi vežti per gyvenimą iki pat amžiaus galo, reiškia, teikti džiaugsmą, laimę, pasimėgavimą ir man ir visiems, kas su manim bendrauja, kad jis yra neprižiūrėtas, pamirštas, sunykęs, bevertis ir kad jį iš esmės, reiškia, jeigu būtų galima išvežti į laužyną, tai jau jam tenais vieta. Ir įsivaizduoja, toks suvokimas eina, kad čia eina kalba apie tave, apie kūną. Mes paprastai save tapatinam su kūnu. Sakom, koks jisai, ten aukštas, žemas, mėlynom, akim, juodom, baltom, reiškia, kažkokiam, tai apie kūną šnekam. Ir staiga tu supranti, kad tas tavo aš, kur tu suvoki, kad čia tu, tai viskas, nieko neliko. Įsivaizduoja, 30 sekundžių lėto tipo bėgimo ir širdis šoka per gerklę. Ir man turbūt praėjo kokią gal 10 minučių, kol tas pulsas tiek susinormalizavo, kad aš ryžausi susiskaičiuoti. Po 10 minučių mano pulsas buvo turbūt 162. Tai mano amžiaus yra gerokai per daug. Aš vargais negalais parėjau namo. Lėtai. Liūdnesnis dar net negu išėjau, nes aš supratau, kad net tiek mažai man yra per daug. Lindau į dušą. Pamačiau save veidrodį. Tokį, reiškia, glotnų, aptukusi, rūžavą, kadangi sukaitęs paršelį. Ir aš manau, kad šita vieta yra labai svarbi, reiškia, nes tai yra tavo pirminis atskaitos taškas. Tu sakai, vat štai esu aš. Toksai ar tokia. Vis tiek žmogus, vis tiek su savo dvasiniais turtais ar dvasiniu skurdu, ką tu ten turi. Vertas gyventi, vertas būti laimingu. Ir toj vietoj reikia savo padėti. Mano atveju man pačiam savo, reiškia, kito žmogaus atveju žmonės, kur kreipiasi, daugiausia moteris, tarp kitko, vyrai, nes mes tipo patys viską žinom, o rezultatas po toks, apie kokį šnekam. Ateina moteris kreipiasi, tai pirmas dalykas, tai žinau, kad jie reikia padėti. Nepasakyti, kad žiūrėk, kaip tu čia
Ir taip to streso žmogaus gyvenime per daug. Ir dargi ten spalvoti glensiniai žurnalai, gyvenimo būdo laidos ir visos kala, kad ten tu turi būti 90, 60, 90. Žinot, kas gero yra apie 90, 60, 90? Nu, tai yra 69,3. O daugiau ten nieko gero nėra. Tai yra išsigalvotas skaičius, kurį sukūrė dizaineriai, reiškia, iš kurių dauguma yra homo, reiškia, tai yra tie, kuriems moteris nepatinka. Tai yra kerštas moterim. Turėtų būti daugiau, aš sakyčiau. Metras ant kokio taip 80 ir ant 1,10 m. Va, čia yra sveikos kūno linijos, reiškia, kur visko yra daug ir gerai. Aišku, čia reikėtų dar ūgio, reiškia, koeficientai įdėti. Aš kalbu apie, jeigu ten ūgis yra 1,50 m, tai atitinkamai mažiau, bet jeigu 1,80 m, tai tegu būna ir kitur metras. Tai va, tai grįžtant prie tos knygos, prie tos temos, aš tenais sudėjau savo asmeninę patirtį, nuo to pradėjau, reiškia, kad skaitytojas arba mano klientės, kurios pas mane ateina, kad nebijotų, kad negalvotų, kad čia sėdi griežtas dėdė, kuris dabar bars. Nebars. Kaip tik priešingai, reiškia, aš sakau, kad va čia yra pelkė, jūs dabar čia skęstat, klimstat. O aš per tą pelkę perėjau, irgi ten buvau įstrigęs ir labai giliai, vos išsikapanojau. Duokit ranką, išvesiu, bus lengviau. Geranoriškai, fainai, jums reikia, aš žinau kaip. Žinau brastą, dar biskį paisim, žiūrėkit ir takiukas atsiras. Ir tikrai atsiras. Ir nieko tenais nėra sudėtingo, bet klausimas štai koksai. Jeigu tu save lauži, man trūksta valios, ne valios trūksta, motyvo. Jeigu tu turi gerą motyvą, jeigu tu žinai dėl ko tu tą darai, tai kiekvienas malonumas. Kiekvieną rytą atsikeliu ir sakai, wow, vis geriau atrodau. Pilviukas vis plokštesnis, užpakaliukas vis restesnis, akytės blizga, gyvenimas fainas, kiekvieną dieną pavasaris. Kodėl ne? Bet kalbant apie tą motyvą, kas yra geros, kas ta motivacija gera yra? Ar, pavyzdžiui, žurnalų viršeliai, norėjimas atrodyti taip, kaip visi tie standartai yra gera motivacija, ar tai turi būti iš pačio žmogaus, tiesiog, kad tu pats nori jausti sveikas, pats nori gerai savo atrodyti? Ar aplinkos įtaka yra gera motivacija? Žinot, pasakyti, kad gali nuo aplinkos imti ir atsiriboti visiškai, tai būtų nerealistiška. Mes gyvenam nebe ore erdvėje, reiškia, ir nenori, su to reikia skaitytis. Tai jeigu grinai asmeninių lygių, tai man ten Kosmopolitano viršelis ar kito kokio nors žurnalo, reiškia, su tom lupytėm bantuku sudėtom ir padrėkusiu žvilgsniu, aš atsiprašau už atvirumą, bet kad kitaip negali šnekėti. Tai man čia yra tokios nesažiningos rankodaros, reiškia, triukai. Ir jeigu kito motyvo nėra, tik tai šitas, tai iš patirties galiu pasakyti, kad tas laikys labai neilgai. Reiškia, iki pirmo rimtesnio išbandymo, iki pirmo rimtesnio grumsto kelyje, paprastai išmuša. Paskui prasideda badavimai, paskui prasideda anoreksija ir paskui baigėsi to, kad jau reikia žmogų, reiškia, padėti, jau reikia gydyti. Ir gydyti, reiškia, ne dietologų, jau psichiką reikia tvarkyti, nes, reiškia, numušta. Tai įsivaizduokit, kad kompasas, reiškia, vietoj to, kad rodytų raudoną rodiklį, rodytų šiaurę, tai nėra tusukas. Nebeaišku, kas darosi. Tai man tokia motyvacija iš išorės, tai visų pirma yra nepakankama. Bet, vėlgi sakyti, kad visiškai nuo to galime atsiriboti, negalime. Tai tada, reikia ugdyti save tokiu būdu, kad galėtum kontroliuoti, ką tu į save įsileidi. Taip pat kaip valgydamas. Nukrautas stalas visko. Čipsai, picos, burgeriai, hamburgeriai. Ir tame tarpe yra ir gerų dalykų. Tai tu negali padaryti, kad nebūtų ir tų kitų. Matai, pasižiūrėjai, bet jų neimkim tuos, kurie geri. Imk vištos krūtinėlę, imk salotas. Imk tai, nuo ko tau bus gerai, nuo ko tavęs bus daugiau, nuo ko tu būsi, Alisa stebuklų šalyje, nuo ko tu būsi labesnė. Tai gyventi reikia taip, kad mes būtumėm labesni. O nuo to, kad tu prisigrūdai save šiukšlių visokiausių, šiukšliamaiščio, turi momentinę satisfakcijas, kaip, oi, dabar gerai jaučiuosi, privalgiau. Toks, reiškia, kiauliuko sunkumas. O kas bus rytoj? Rytoj norėsis to paties dar daugiau, reiškia, kad tą pojūtį vėl išgyventum. Ir galų gale tu tampi tokiu grinakrauju, reiškia, burgeriu, kur didelis užpakalis, o kitko nelabai ir bėra. Tai toks mano būtų atsakymas. O ar iš tiesų nėra tų pyragėlių dietos, kaip esi sakęs kažkada? Aš taip esu ir pasakęs viešai, kad pyragėlių dieta neegzistuoja. Tai būtina valgyti sveiką maistą? Nebūtina, galit nieko nevalgyti, numirsit ir viskas. Reiškia, valgyti iš principo yra būtina. Ir tai, ką jūs dedat į save, tai anksčiau ar vėliau tampa jūsų medžiaginė dalim. Reiškia, jeigu aš užsimaniau pasistatyti Krištolo rūmus,
O statybinės medžiagos tik šiaudai ir dumblas. Nu, ten nebus jokių krištolo rūmų. Geriausiu atveju tai bus molinė šiaudų ir mėšlo, reiškia, sumaišyta, nukrėsta troba. Tai tas pats ir čia, reiškia, jeigu jūs sakot, kad noriu turėti gerą, fainą kūną, plokščią pilvą, rėstą, užpakalį, reiškia, viską, kas gražu. Tai mes kalbam apie stangrumą, apie raumenį. Tik tai apie raumenį. Tai jūs ir turi statyti raumenį. Tai raumuo tai yra baltymai. Amino rūgštis. Tai jūsų maiste pirmiausiai turi būti nepakeičiamosios amino rūgštys. Nepakeičiamos, tai reiškia, kad jų negalima nieką kitą pakeisti. Jeigu jūsų organizmas negauna jų iš išorės, tai jisai pats save pradeda graužti ir naikinti. Dėl ko, reiškia, senų žmonių raumenynas, kaip taisyklė, yra menkesnis negu jaunų. Ten 60 kg sverianti jauna mergina ir 60 kg sverianti močiutė. Kai palygini jų kūnus, sveria tiek pat, bet atrodo skirtingai. Nes grožis yra kokybinė kategorija, ne kiekybinė, jo nepasversit, negali pasakyti 50 kg grožį. Tai visada yra santykis. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad būtų kokybė, tai reiškia raumuo tai yra tai, kas veikia, tai yra tai automobilio variklis. Vat, turit Ferrari, reiškia, kuris sveria 3 tonas. Arba turit, reiškia, nutrintą, suvarytą sunkvežimiuką kažkokį, tai kuris irgi sveria 3 tonas. Bet iš tų 3 tonų 2 tonos yra bagažiniai sukrautas šlamštas. Suprantate, apie ką aš nekalbu. Tai reiškia, jeigu jūs norit kokybiško, gero, stangraus kūno, su visais stangrumynais, su visais išlinkimais, su viskuo, nuo ko gyvenimas gražus darosi. Jeigu norit būti dovana ir savo, ir kiekvienam, kas jūs žiūri arba kam jūs leidžiat prisiliesti, tai labai paprastas ir būtinis patarimas. Pasirūpinkit, kad ant jūsų stalo būtų pakankamai kokybiškų baltymų. Žuvytė, vištos krūtinėlė, kiaušiniai. Galima ir trynius valgyti, nes tryniai tai yra cholesterolio šaltinis, o cholesterolis, kaip jau minėjau, tai yra pagrindinė medžiaga, iš ko gaminamas testosteronas. To reikia ir moteriams, ne tik vyrams, jeigu norit būti stangrios. Va, barškė, geriau lėsa. Va čia yra baltymai. Ir jeigu šitų dalykų nėra, tai jūs darykit, ką norit, jūs galite ten svert labai labai nedaug, reiškia, turėsit kaulą, skūrą, trupučiuką riebalų. Raumenų nebus. Būsit plokščia, negraži ir dar žiūrėkit, kad nebūtų, reiškia, tose plokštumuose dar ir celiulito. Tai būna. Grįždamas dar truputėlį atgal. Reiškia, kada jūs norit išmokti filtruoti, kas jums tinka, kas netinka, tai bent jau pradiniame etape būtų labai gerai atsiriboti nuo išorinių įtakų, nuo visko, per ką į mūsų galvas, reiškia, yra sukišamos mums nepalankios programos. Pavyzdžiui, aš neturiu televizoriaus. Tai nebuvo lengva padaryti, bet pavyko. Nes tą akimirką, įsivaizduokit, mes su jumis kalbamės ir fone veikia televizorius. Ką mes darom? Visą laiką trupučiuką, pasižiūrėjom. Reiškia, dalis dėmesio tenais. Ir rezultatė, reiškia, vietoj to, kad šnekamės 2 normalūs žmonės, gaunasi, kad šnekasi 2 pusgalviai, nes pusę galvos ten. Tokšt, išjungėt. Grįžom čia, viskas tvarkoja. Tai šitokius dalykus reikia sugebėti filtruoti. Ir jeigu nesugebi, tai anksčiau ar vėliau tau išaiškins, kad jeigu tu nori būti laisva, tai tau reikia nusipirkti Always. Nieko tavo asociacija, ne? Bet tu žiūrėkit reklamoje, taip ir aiškina. O kaip tas valgymas priešais televizorių? Savižudybė. Savižudybė. Čia yra socialiai gyvas stereotipas, kad pirmiausia pradėkime nuo kur tas atėjo. Kukurūzai, spragėsiai ir holivudinis produktas kažkoks tai. Reiškia, ir pirmin. Galima nekaltinti Hollywoodo, anksčiau būdavo, reiškia, saulėgražos. Žiūri, tau smegenys užimtos, reiškia, tu kontrolės mechanizmą išjungiai ir kažką tai. Ir šitie džambo pakai, reiškia, didžiuliai, reiškia, suvalgo kaip niekur nieko. Jeigu tau šiaip atneštų porciją, kur yra va tokio dydžio, skaitum, ne. Bet per 2 valandas žiūri Šreką, reiškia, kuris ten ir pats irgi yra storulis. Įsivaizduot Šreko pati idėja. Gražuolė princesė, užkeikta, užkerėta, reiškia, naktį staiga atgauna savo tikrą išvaizdą. Tai paprastai mes tada pamatom, kad iš baidyklės jinai tapo gražuolė, ne? Kas atsitinka Šreke? Paaiškėja, kad gražuolė tai jos netikra būsena, kad tikra tai yra ta storulė. Kodėl taip darom? O todėl, kad salėje sėdantis ir čipsus puntantis, reiškia, žmonės nejaustų diskomforto, kad vatinai ten liekna ir gražiai. Paeikit, jūs ir taip labai faini. Imk dar vieną džambo porciją. Įsivaizduojat, reiškia, tai visas šitas dalykas mums sugadina smegenis, o paskui, kada kompiuterinė programa jau nusimušia,
Jau jūsų kompasas nerodo šiaurės, jis į bet kurią pusę sukas. Nu tai tada jūs po trupučiuką ir iš savo kūno, reiškia, gaunat vietoj veikiančio ir gražaus, reiškia, jisai virsta šiukšlių dėžė. Kada aš mokiausi pradinėse klasėse būdavo apie 30 mokinių, gana didelės klasės, ir metų gale vinietė, fotografija. Tai 30 mokinių tarpe būdavo taip, vienas toras, vienas ryžas ir vienas su akiniais. O visi kiti daug maž normalūs. Nu, aš nesakau, kad tai nenormalūs, bet išsiskiriantys. Prieš kokią maždaug 20 metų Amerikoje mes tuo metu gyvenom, reiškia, mano sūnui buvo 9 metai, 8. Irgi, reiškia, klasės nuotrauka. Irgi didelė, reiškia, nu, neprivačioje mokykloje, apie 30 vaikų ir žiūriu, kad iš 4 vaikų, maždaug iš 4, vienas yra nieko toksai, 2 yra tokie maždaug linkę trupučiuką, kurie apie 30 metus bus burbulai, ir vienas, reiškia, dar 10 metų neturintis jau gatavai storas. Iš kur tas atsitinka? Ką jie prisikvėpavo? Ne, prisivalgė. Tai dabar šitą situaciją, reiškia, mes jau pradedam turėti čionais. Kada reikia pakabinti berniuką ant skersinio, sakai, prisitrauk. Jis net nebando. Kad nors ten bandytų kažką tai daryti, nu neišėjo. Jis net nebando, sako, kam? Nu kam reikia? Skauda, sunku, nu kam? Jis net poreikio nereikia. Nėra, reiškia, jau yra smegenys jo visiškai numuštas. Tai vat, pirmiausia, sugebėti atsiriboti nuo tų visų įtakų, reiškia, kurios tavyje pačiame naikina žmogų, tai aš manau, kad yra pirmas žingsnis. Paskui tada sakai, o ko aš noriu? Ir čia paaiškėjo, kad nelabai aišku. Nu, noriu būti laimingas, noriu, kad būtų gerai. Kaip? Konkrečiai galim sudėlioti. Tai pradėti nuo kūno yra labai paprastas kelias, kadangi kūną tu gali ir pasverti, ir pamatot, reiškia, ir pažiūrėti, kaip veikia, ir savijautą. Reiškia, nes kada prasideda šnekos apie dvasingumą, apie ten visokius gūrų, mūrų, nebeaišku, apie ką kalba. Ir nėra būdo patikrinti. Fizikos nėra. Tai kada kalbam apie kūną, tai kūnas yra medžiaginė mūsų pačių dalis, kuriam visi fizikos dėsniai galioja. Tai tu gali labai paprastai pažiūrėti, kiek jisai veikia. Ar tu gali susilenkti tiek, kad su pirštais pasiektum kojų pirštus, ar negali? Jeigu negali, tai negali. Niekas tavęs dėl to ant ešafoto nevarys ir galvos nekirs. Bet sakai, aha, reiškia, žmogui reikia padėti, nes jisai nelankstus, jisai užstabarėjęs. Tikriausiai turi labai daug streso, nes jis įsitempęs. Reiškia, reiktų jam padėti atsipalaiduoti. Jeigu reikia atsipalaiduoti, turbūt nereikia kišti paštangą. Galbūt jam reikia lankstumo pratimo. Kitas dalykas, sakau, gal atsispaudimą padarykit bent vieną. 9 iš 10 merginų nepadarys, o 10, reiškia, padarys, reiškia, dantis sukandus, reiškia, ir nenorėdama pasirodyti, kad tai labai sunku. Reiškia, raumenų nėra. Apie kokį stangrumą galim šnekėti? Sako, aš norėčiau, kad būtų krūtinė. Nu, aš žinau, kaip tą padaryti. Ir be chirurgo, ir be skalpelio. Tenais, reiškia, skauda, anestezija, reiškia, narkotiko gauni, komplikacijų problemas ir krūva pinigų. Pas mane neintervencinis metodas, nieko nereikia pjauti, vienas malonumas, reiškia, ir dar jinai dar ir juda, reiškia. O taip. Jokia problema. Ateikit, parodysiu, padarysim. Va, tu ten gal 3 dydžiais nepadidės, bet jinai turės gerą, fainą ir, svarbiausia, gyvą formą. Ne plasmasinę, ne silikoninę. Tai visa tai yra, prašom, norit, kreipkitės. Tai kitaip sakant, jeigu kažkam kyla klausimų, kam reikia sveikatinti, sportuoti ir sveikai maitintis, tai ta gera fizinė būsena yra laimės dalis? Pirma pakopa, reiškia, jūs gerai pasakėte, dalis. Ar visa laimė? Visa laimė tai turbūt ir yra va tie 2 dalykai, kur sakiau, kad gyvenime turėti ką veikti ir gebėti atleisti. Sako, nori būti laimingas, tai turi gerą sveikatą arba blogą atmintį. Tai va čia ta dalis, kur gera sveikata. Bloga atmintis, tai greitai pamiršti, nuoskaidų nelaikai savyje. O sveikata, nu tai jeigu tu neturi sveikatos, šiekit ką reiškia žodis, sveikas, suveikia, tai tas, kuris veikia. Tai jeigu tavo kūnas neveikia, nu tai apie ką šnekėt? Neveikia, tai beveik nebegyvas. Nes judėjimas tai yra gyvybė, tai reiškia, jeigu tu gali sėkmingai judėti, jeigu tavo judesio amplitudė didelė, jeigu sąnariai tavo paslankus, į visas pusės sukiojasi, reiškia, jeigu tu lengvas, jeigu tu gali judėti, tau smagu, tu norisi šokinėti, sako, šokinėja iš laimės. O nesėdi iš laimės galvą. Iš laimės mes šokinėjam, gyvybės daug.
Tai pirminė sąlyga, reiškia, tai tu turi būti sveikas. Žinot, ką man jogai pasakė Himalajus? Sako, visos mūsų asanos, visi. Tai yra ne dėl to, kad tą kūną taip ar kitaip išsukinėtum, o tam, kad jisai būtų tiek gerai sutvarkytas, kad jis netrukdytų medituojant. Reiškia, jeigu tu gali atsisėsti patogiai ir sėdėti ir tavęs neblaško, nėra, kad nosį reikia pasikrapštyti, ar ten ausį, ar ten dar kažką. Atsisėdai ir sėdėk sėkmingai. Dabar, reiškia, jeigu tu atsisėdi paprastai sukryžiavęs kojas, tai tu remiesi, reiškia, užpakaliu vienas taškas ir reiškia, čiurnomis. Nėra balanso. Ta akimirka, kada tu kojas užsikeli šitaip, kelią ant žemės, reiškia, tu trikampiu remiesi. Tu stabilus kaip įkaltas. Reiškia, kaip skulptūra akmeninė. Aišku, tai turi būti tavo sąnariai paslankūs. Kitas variantas, pasikištų kažkokius tai susuktus ritinėlius dekučius, reiškia, po keliais ir sėdėk sau laimingai. Viskas tvarkoja. Mums vakariečiams, kaip taisyklė, nelaiko nugarą, sėdim ir čia. Va, tai visi šitie dalykai reikalingi tam, kad tavo kūnas būtų anatomiškai taisyklingas, daugiau nieko ten nėra. Susitvarkei iki tokio lygio ir gyvenk laimingas. O reiškia, ar ten stovėsi tu ant galvos, ar nestovėsi, čia antrailiai dalykai. Čia tiesiog turi kūnas netrukdyti ir tarnauti žmogui. Kūnas turi tarnauti tam, kam tu nori, kad jisai tarnautų. Nori tu greitai bėgioti, susitvarkyk kūną taip, reiškia, kad jis tau būtų lengvas, sąnariai paslankus, reiškia. Ir antras aukštas viršutinė kūno dalis būtų kuo lengvesnė, nes jį reikia nešti. Balerinom lygiai tas pats. Reiškia, jeigu tu nori skraidyti scenoje, reiškia, tvirtos kojos, nugara gera bet kuriuo atveju turi būti, stiprus sąnariai ir lengvas antras aukštas. Visiškai priešingai, reiškia, jeigu tu nori į kažkokiam tai jėgos sportą sėkmingai pasireikšti. Tai tada reikės, kad ir antras aukštas būtų sunkus ir tvirtas. Nu, tada bus ne toks greitas. Prioritetų klausimas. Vat ką mes ir šnekam apie tikslo kelimą. Apie prioritetus dar turėčiau pradėti. Tikriausiai visi esam girdėję, kada sakyti, o kodėl tu nedarai to ar kitko? Ai, neturiu laiko. Nu, baikit su to laiku vieną kartą. Visi mes turim 24 valandas per dieną. 24 valandas. Aš, jūs, bet kuris. Nėra žmonių, kurie turi 25 valandas arba 23. Tai reiškia, jeigu visi laiko turime tiek pat, bet vieni turi laiko pasimankštinti, o kiti neturi. Tai yra ne laiko, o prioriteto klausimas. Tai, kas mums svarbu, tai tą mes laiko turim. O tam, kas nesvarbu, tai ai. Ir dabar pradedi žiūrėti žmogaus laiko išklotinę. Nu, atsikėlė iš ryto, reiškia, ten 7 atsikėlė, iki 8, reiškia, 2 kartus susinervavo, apriekė vaikus, reiškia, jau pradėjo ne taip. Paskui darbė ten krūva reikalų, galų gale 6 valandą grįžta namo. Ir kas atsitinka? Pasikabino paltą ir pultelis. Tinkt! Ir įsijungia. Ir nuo 6 iki 11, 5 valandos, tas, reiškia, aparatas, kuris daro mus pusgalvės, reiškia, pusę mūsų galvos tinkt. Atjungia. 5 valandos nužudyto laiko. Kasdien. 150 valandų į mėnesį. Čia mankštos negalima padaryti. Baikit, nejokit. Ir paskui prasideda pezėjimai. Ne, žinot, ten tos blondinės su rėstais užpakaliais, bet taigi jos kvailas. Reiškia, sėdi žmogus visiškai susivarė savo gyvenimą ir šneka, kad kvailas yra tas kitas, kuris taip labai nesusivarė. Vat yra situacija, kurioje mes esame atsidūrę šiandien.